visi. Kaip matot, jau mašina namuose, naujas epizodas. Tai kas pasikeitė, jau turim lankus. O, labai gražiai suvyrinti. Viską galėsim pradėti montuoti. Ačiū labai tam žmogui, kuris padarė. Įdėsiu va čia kur nors Facebooką jo. Rankinis irgi jau sumontuotas su shifteriu. Reikės darbiškai čia pasidaryti. Nes jisai juda visas, tai čia gal reikės dar vieną įsigręžti tą. Ir čia dar du, kad jie tvirtai laikytųsi ir nenuplėšiu aš be traukdamas jį. Tada ką dar reikės pasidaryti? Babinas pasikeisti, jau čia turbūt visus tuos 6 angalius pasikeisiu jų. Kaip liktais neklystu, motoras, man atrodo, susitvarkė. Dabar pabandysiu pasikeisti aš tas babino angaliukus ir pasižiūrėsiu turbūt. Nu, biškį prasilėkiau. Dabar liktais, man atrodo, važiuoja gerai, tai reikia pabaigti keistis babiną tasai, nes pulsuoja tas motoras, kaip matėt. Ir turbūt žvakis reikės pasikeisti vėliau vėl, bet jos realiai naujos, tai net nežinau. Numovęs jau buvo vėl užmovę gal. O, viskas. Nu, va, pasidariau dar porą varžtų, tai dabar laiko normaliai, nieks nebeėda, turėtų būti gerai. Nu, va, čia realiai viską sujungiau. Na, čia tokie va, biški išlindę, atšokę, bet aš nelabai ką galiu čia padaryti, kad normaliai tai pastovėtų. Ir man čia pasirodo rankinis, aš galvoju, kad jis man čia kažkur stovės, kad prasipjausi, gražiai pasidarysi, bet nu nėra tai blogai, kad ir jis čia stovi, tai langai viskas veikia. Ir čia reikės šitą užsidengti, turbūt paieškot kokio 3D printo. Ir kad gražiai sėdėtų ir užsispausti tiesiog, kad nebūtų čia taip atvira viskas. O šitie laidai tiesiog sulis tenai į galą. Tai dabar čia likusius susidėsiu. Kaip susidėjau viską nefilmau, nes kamera buvo beveik įsikraus, tai padėjau krauti dabar, kad... Nu čia realiai nieko labai daug nepasidariau. Par čia biškį prasipjau, nes čia tos linijos taip eina, tai aš nieko negalėjau labai čia padaryti. Prašmatniai, kad viską paslėpti. And it happens all
Šitos ratus reikia pasikeisti, nes kažkur vienas yra prakiūręs, jei neklystu, čia kažkur matas. Žodžiu, nusidažė, bet aš čia pripatiokinau neblogai. Turbūt nerodys, nes gal matys net. Bet nelabai man patiko čia dažyti su to epoksidiniu gruntu. O paprastai dažyti jaučiu su dažais aš net nebelabai ir noriu. Po tokio experience'o labai gero. Tai va, dabar neužilgai važiuosiu, kad suvyrintų duslintuvus. Tai turiu čia turbūt, kad no name bus kažkoks. Čia realiai taip 6 lygiai tokį pat turiu. O šitas tai iš TurboWorks. Tai gal turėtų kažkiek tas rezonatorius biškai garsą gražesnį duoda slesnį. O šitas tai biškai garsesnis. Tai žiūrėsim kaip. Tai dėl vakar tai jau keistis tepalus. Nelabai galėjau filmuoti, kad nesušlaptų kamerą. Supyliau labai pigius tepalus. Tada nuvažiuosiu greit iki Utaibės, pasimsiu tepalo filtrą. Ir tada kažkokį ten valiklį pasiėmiau motorą, kad įpilti. Čia supil palauksiu 15 minučių ir man turėtų pagal idėją viskas biškai prasivalyti motorę. Ir tada supilsiu 10 vašiam, kaip ir turi eiti normalius variklis. Tai jo, turbūt tiek. Kol kas dabar važiuojam tiesiai dėl duslintuvo. Ta, žodžiu, mašina namuose. Kaip girdėjote, išmetimas jau suvyrintas. Tai dabar realiai supilsiu kažkokį kaip ir valiklę. Ir tada biškai paliksiu 15 minučių prasidirbti tas tepalo ir tada naują supilsiu. Ir galimai reikės pasikeisti dar žvakės. Būtų pastebėt, kad durys tikrai nieko gero atrodo. Jos atsipoliravo, tai jo. Stogas lygiai tą patį temą. Ir dar beplaunant man stogą, nusilupo lakas vis. Bagažinė lygiai taip pat baisi visa. Jo, tai nebelabai manau, kad čia man beišeis patekti tą jumę. Nebent spėsiu aš čia persidažyti viską. Bet šiaip tai jo, kuo daugiau žiūri, atrodo, tuo vis daugiau reikalų iš tos mašinos eina. Generatorius, man atrodo, pradeda eiti pabaigą, nes irgi gesta biški mašiną ir išmeta, užsidega lemputės, tai nieko čia sunkiai čia man dabar einas su šitą mašiną kol kas. Dar pusę šių mačiau gumas galinės nuplyšusios, tai jo, tai teks pavargti daug. Tai va, supyliau dabar kokį 12 minučių palauksiu ir tada vėl pasikeliu mašiną. Viską išleidžiu ir tada supilu normalius tepalus. Nu, reikia žiūrėti. Bet šiaip jau tokia, jau mažai šansų, manau, turiu, kad mane prims ten. Bet svarbu ir nepasiduot kol kas iki paskutinios minutės žiūrėti. Tai jo. Ką dabar turbūt vėl babinus išsimt ir pasikeisiu žvakės, nes tą nusipirkau vėl. Nu,
Jos buvo keistas, bet kad būtų geriau tiesiog. Vis tiek yra. Nesuprantu čia. Dabar gražiai dirba. Pasipurta. Ir vėl normaliai. Kažkas čia dar jam yra. Tai ką užsimantavo šitas, aš tik paskui dabar jį užmontavęs sužinau, kad reikia iš tikrųjų kitų laikiklių, kad būtų su quick release vosne. Štai atrodo, laikiklių dar negavau, kažkodėl ilgai labai keliauja, tuos jau diržus plius minus susidėjau, dabar reikia tiesiog laikiklių laukti ir tada galėsiu sekančią kėdę įsidėti. Taip čia tai tiesiog reikėtų gal biškį patvirtinti, nes labai. Tai jau. Turbūt šiam kartui bus tiek. Kieme oras baisus. Kiekvieną kartą lyja. Vos ne kiekvieną savaitę jau iš eilės. Tai jo, čia sunkiai kažkas su darbais daros tam kieme, bet kažkaip. Ką, ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto.